Sveiki, mielas Dainiau, malonu Jūs matyti Jūsų gimtinėje Vievyje. Taip. Tai ir toli namai nuo čia, nuo kultūros centro. Visai arti, per porą kvartalų prie bažnyčios, 38 numeris namo, o čia 7, tai visai arti. Ar dar yra tie namai? Taip, jie yra. Tas dalis namo ten buvo, pusę namo vieni žmonės gyveno, kitoj pusėje mes, tai jis yra parduotas ir tėvų jau senai nėra, bet aš būnu dažnai Vievy, nes Vievio soduose turiu namą ir ten visas vasaras praleidžiu, tai Vievy dažnai būnu. Ar praeinat pro tuos vaikystės namus, kai būnate čia, traukia prisiminimai? Taip, aišku, nes čia praėjo visą vaikystę ir smagi, nerūpestinga. Ir tas Vievio ežeras, Vievio mokykla, kur aš mokiausi. Ir seni kultūros namai čia šitoj vietoj stovėjo, kur aš pradėjau groti šokiuose. Čia būtent prasidėjo Jūsų karjera? Galima sakyti taip, nes ta laisvesnė muzika, kur aš jau galėjau be natų groti, viską, tai čia prasidėjo. Kaip tas džiazas gimė, atsirado Jūsų gyvenime? Turbūt vėliau, ar jau paauglystėje? Truputėlį vėliau, bet ta tokia improvizacija, pati, kur džiazo neatsiejama forma, kad tai turi būti improvizacija, tai aš jau nuo seno mėgau, nuo mažens mėgau pasirinkti savo kūrinius ir tai jau buvo kaip ir improvizacija. Tai buvo užuomenos į džiazą, bet tai nebuvo dar džiazas. Bet aš jau galėjau mamos chorom akomponuoti ir be natų ir pasirinkti visokius kūrinius. O džiazas truputėlį vėliau, kaip pradėjau groti Oktavos kolektyve Mindaugo Tamošiūno vadovaujamame. Ir tada sutikau su įvairiais muzikantais ir taip aktyviai džiazą pradėjau groti nuo 92 metų, tai kai man buvo 30 metai. Tai iki to laiko taip ramiau. Dabar Jūs tenka dažnai matyti televizijos ekranuose, įvairiuose koncertuose, akomponuojat su savo grupe. Ir grįžtant šiek tiek į praeitį, norėjau paklausti, Jūsų tėvai taip pat buvo gal muzikalūs žmonės? Taip, mano mama buvo chorvedėja ir jinai visiems Vievio choram vadovavo ir mokykloje, ir kultūros namų, ir Audronė, direktorė dabartinė kultūros centro, tai perėmė jos tos chorus ir jinai dabar kaip kuriem vadovauja. O tėvelis buvo kultūros skyriaus vedėjas, tada Trako rajonas buvo čia. Ir jis buvo kultūros skyriaus vedėjas ir mūsų šeimoje, mūsų name būte visą laiką buvo kalba apie meną, apie dainų šventės, apie chorus ir ten grinai aš toje apsupty ir gyvenau, tai galbūt taip ir nelabai ir turėjau galimybės pasirinkti kažkokį kitą kelią. Aišku, pats ir norėjau, bet ir tokia aplinka buvo mūsų. Tai net nebuvo minčių apie kitą profesiją galvoti, nes tame virė gyvenimas, gyvenote. Ir kartu, aš tą potraukį pajaučiau ir natūraliai ir pats pasiprašiau pats į mokyklą, į muzikos mokyklą manęs tikrai neragino, bet panorau nuo 2 klasės pradėjau mokytis ir mokusi iki dabar. Tai yra profesionalo žodžiai. Dažnai girdžiu, kad esate vadinamas džiazo meistras Lietuvoje ir dabar esate jau 4 metai Vievio džiazo klavišai festivalio globėjas. Ar teisingai sakau? Taip, arba meno vadovas, kur aš sudarau repertuarą, taip, derina aišku su kultūros centro vadove, bet parenku aš programą ir tai meno vadovas ar globėjas, kaip šį pavadinsi, nepavadinsi. Tai ir kultūros taryba Lietuvos remia? Taip, kultūros taryba visus šios festivalius paremia ir tai labai smagu, nes tai tikrai be to rėmimo, be finansų gero aukštos kokybės festivalio nesurengsi, nes viskam reikia lėšų ir svečiai ir iš užsienio ir tai viskas kainuoja tikrai, bet smagu, kad išeina tą padaryti ir Vievį atvežti
labai aukšto lygio meistrus ir tokiam miesteliui kaip Vieviui, kuris aišku ir džiugina, kad tas miestelis vis augantis yra plešintis, nes ir mačiau ir daugiabučiai statosi, daug Vilniečių, jaunų šeimų atsikrausto gyventi, turbūt perspektyvus miestas. Aš manau, kad taip, nes tikrai Vilniečiai atsikrausto nes tikrai patogioj strateginiai vietoj miestelis arti Vilniaus ir vasarą, kada galima greit važiuoti, tai čia 20 minučių ir tu Vilniuje. Galų galia dviratį įsidedi ir su traukiniu atvažiuoji. Taip. Ir gražios apylinkės, miškai, ežerai, čia labai smagu ir dar norint praleisti niūrius rudens vakarus, galima ateiti ir gerus koncertus pasiklausyti, praskaitinti savo nuotaiką. Dar prie to pačio noriu padėkoti ir Elektrėnų savivaldybei, kuri taip pat remia šį festivalį. Ir vietos rėmėjams, kiek žinau, esu girdėjęs, kad yra čia įvairių firmų, kurie paremia kiekvienais metais viena kita, bet paremia būtent šitą projektą. Tai labai smagu. Ačiū jums visiems. Čia aš keletą klausimų pasirinkau iš savo socialinio tinklo ir prašau paklausti. Toks klausimas yra, ar prisimenate dieną ar akimirką, kai pajutote, kad pianinas yra jūsų pasaulis? Koks gražus klausimas. Ačiū. Na, gal taip labai konkrečiai nesimenu tos akimirkos, bet manau, kai pradėjau mokytis nuo 2 klasės, man buvo 8 metai, kai pradėjau mokytis fortepijono, tada ir pajutau, kad tai yra mano instrumentas ir aš jau grosiu tikrai ilgai. Visą gyvenimą. Ar turite kokį nors ritualą prieš lipant į sceną, kažką labai žmogiško, paprasto? O dabar pristatysiu mūsų svečius. Ne, tiesiog vis tiek labai susikaupę, apgalvoji, kas bus, bet tokio ypatingo ritualo ne. Tiesiog stengiuosi nusiraminti ir susikaupti koncertui. O ar turite prisiminimą, kuris išmokė jūs svarbiaus gyvenimo pamokos? Na, neturiu. O, tai labai gerai. Mažiausiai problemų, ar ne? Kas labiausiai stebina ir džiugina sutikus žmonės po koncertų? Na tai džiugina, jeigu jiem patiko koncertas ir jie nuoširdžiai tą pasako ir tu jauti, kad jiem tikrai patiko ir kad tas tavo koncertas jiem suteikia kažkokių gerų emocijų ir padeda jų laisvalaikį ir gyvenime, ir darbe, kad ta muzika jiems suteikia kažkokių gerų emocijų, kas labai yra svarbu. Tai ta tokia nuoširdi padėka labai svarbi ir tai būna gan dažnai. Ar esate laimingas žmogus? Manau, taip. Labai gerai girdėti. Jei muzika būtų žmogus, koks tai būtų žmogus jūsų gyvenime? Ramus, protingas, jautrus ir supratingas. Kaip stipru. Taigi ačiū Jums labai, kad apsilankėte ir iki susitikimo. Ir laukiame koncerto visus. Dėkoju. Iki. Ačiū. Gerai. Malonus. Einu žiūrėti. Gerai, tai jau repeticijų. Labas vakaras. Iš kur apie festivalį sužinojote, mėly žiūrovai? Mes jau nuo pat atidarymo pirmo sezono. Tai jau 4. kartą? Taip. Tai jūs fanatikai džiazo? Ne tik džiazo. Ne tik džiazo. Tai ar
šitas džiazas reikalingas Vievio miestui? Oi, būtinai. Būtinai. Ne tik džiazas. Iš kur atvykote? Iš Dievininkų. Iš ano ežero kranto. Anorių bežius. Ežero kranto. Supratau. Gražaus koncerto. Ačiū ir jums. Dėkoju. Labas vakaras. Kur atvykote? Iš Kaišiadorių. Iš Kaišiadorių? Taip, Vau. aš jūs žinau. Jūs Šarpnicka, Kur jūs žinot? Tik aš jūs Facebook'e prisijungus. A, ne? Taip, jūsų eilėraščius skaitau ir kaifuoju. O jos, kaip miela. Ačiū labai. Tai va, dabar mes giminės. Giminės, jo. Tai čia pirmą kartą festivalyje, ar jau, Šitam jau. Šitam pirmą ar žinote, kartą. kelintą kartą jau vyksta? Ketvirtą. Ketvirtą, va. Va, nu tai žinome. Ir tai ką, susitiksim turbūt kiekvienais metais? Taip, taip, taip. Patinka džiazas? Mes labai. Tai kitaip nebūtų Mes čia. per Jadvygą Kazlauskienę žinome, kur Pietų Afrikoje gyvena. Tai mano draugė yra. Ir žinome Pulauską susipažinę Va. per ją. Ir va, ir atvažiuoja. Nieko savo, per Afriką sužinot, kad čia tokie dalykai Vievyje vyksta, Vievio kultūros centre. Fantastiška. Tai gero koncerto jums, gero laiko, dėkoju. Iki malonaus.